Sveikos mielos moterys, o gal ir vyrai. Ar Pataja saugu, ar gražu, ar faina, ar brangu. Mano vardas Renata, aš gyvenu Tailande su sūnumi Ryanu, kuriam yra 9 metai. Aš esu viena mama ir gyvenu čia jau gerus 7 metus. Prieš tai atsikrausčiau gyventi kartu su savo buvusiu vyru. Jisai vis dar Tailande, susimatome kiekvieną dieną. Labai geras žmogus, fainas buvęs ex, bet mūsų keliai išsiskyrė, bet vis tiek. Auginame vaiką kartu. Gerai, tai šiandieną greitai apsimėtau, parodau, ką tvarkau, ką darau ir po to iš karto neriuosi kalbėti apie 10-12 minučių apie Tailandą, apie rajonus, kas patinka, kas nelabai gal patinka, bet svarbiausia, kad aš viską surašiau labai detaliai, o kiek galėjau detaliai ir įdedu į nuorodą, jūs galite paspausti tą nuorodą ir joje jūs nepamatysite, bet galite paskaityti daugiau apie kainas ir viską. Gerai, aš jūs labai myliu, geros jums dienos ir davai! Taip pat užsakysiu maisto iš Grab, mėsos, kai kurių kitų produktų. Aš negaliu vairuoti, kadangi koja dar pilnai nesugijusi ir tikrai nenoriu rizikuoti. Tai gerai, parodau, ką aš užsisakiau. Užsisakiau mėsos, šokoladinio pieno, taip pat makaronų, 1, 2, 3, labai patogu. Tik tais pusė kilometro nuo namų. Na, tai šiuos produktus aš užsakiau. Žinau, kad nėra gal labai kažkas wow, bet korejietiški noodle, taip pat korejietiški, Ryanui labai patinka. Oriental. Su buljonu, su sriuba, su šokoladinio pieno galės neštis į mokyklą. Šokoladinės duonos daugiau, tai čia toksai kaip ir užkandžiams. Lašinukai, kuriuos pakepinsiu oro orkaitėje ir taip pat vištienos 2. Vienas sriubai šiandieną pavirsiu, o kitas šunims. Tai bus šuniukams. Atsiprašau, čia vėjelis įjungtas labai garsu. Matote, pas mane yra truputėlį žilų plaukų. Tai aš turiu, palaukit, tokį dalykėlį nusipirkusi čia Tailande. Atidarai, spalva yra tokia, nors ir būna, kad plaukai gal nuaugę ir spalva truputėlį skiriasi, bet žinokite, va. Luna stop. O kiekvieną dieną, žinokite, man reikia prasiurbliuoti grindis apie 4-5 kartais 6 kartus, kadangi mes turime 4 šunis ir žinoma reikia, kad namai būtų tvarkingi. Taip pat plaunu lauką. Mano koja, kurie žino, buvo lūžusi. Tai va taip atrodo, atsiprašau, apsisukau kamerą, o čia matote, kiek prisirinko, nors jau 2 kartus šiandieną siurbliavau. Bet dabar yra šėrimosi sezonas šiai paneliai. Rudai, juodas šuo jau nebesišeria beveik, bet jinai labai šeriasi. Tai viską iškračiau. Hi. How are you, my sweetheart? Good. How was your day? School was amazing. Oh, yeah? Finally, we did something good in math. Yeah, way better. Oh, really? Yeah. Na, mielos moterys, o gal ir vyrai, gerai, tai aš greitai prisėdu ir aš noriu pakalbėti apie Tailandą Patają. Aš čia gyvenu kartu su sūnumi jau beveik 7 metus. Mes atskridome čia gyventi kaip šeima su Simonu, Ryanas ir aš. Ir dėja mūsų santuoka išsiskyrė ne dėl to, kad kitos moterys ar vyrai ar kažkas. Ne, paprasčiausiai mūsų meilė jinai išnyko romantiškai, bet vis tiek išliko draugiškai. Gerai, apie tai kitą kartą. Aš šiandieną susirašiau pačius svarbiausius dalykus, taip pat nuorodoje galite paspausti ir bus visos kainos surašytos. Tai aš įdėjau nemokamą tą PDF, kur tikrai suskirščiau kainas, kiek maždaug viskas kainuoja.
taip žinot, grubiai. Bet jeigu jūs norite kažko smulkiau, tuomet man būtinai pasakykite. Šiandieną, aš manau, bus tik pirmoji dalis, kadangi tikrai nemažai informacijos. Pattaya. Man patinka. Jeigu tu atskrendi atostogų, tu žinoma eini į pačią centrinę Pattają tikriausiai, ne? Tu eini tenais, kur barai, kur restoranai, tu eini gal pasivalgiuoti truputėlį. Nu va dėl to ir kodėlgi ne, ne? Dėl to ir turi tokią blogą reputaciją, nes dauguma žmonių, kurie atskrenda atostogų, jie turi tą tokią imidžą, žinot, galvoje susidarė, kad jau čia tai moterys tokios, vyrai tokie, pastoviai gerinėjimai, tik tais pinigus leidi, tie masažai tokie, bla bla. Ne, tikrai, aš per 7,5 metų gyvendama čia tikrai nieko blogo nemačiau, kadangi mes gyvename kitame rajone. Mes gyvename Dark Side, o visa tai, kas vyksta, tie visi veiksmai, daugiau tai centriniai Pattajai. Tai kaip ir minėjau, nueikit į apačią, pasižiūrėkit kainas, gerai? Tai pavyzdžiui, centrinė Pattaja, tai yra tolokai nuo mūsų apie 30 minučių, 25 gal minutės kelio, ne? Pliusai, kad viskas yra labai arti, taip pat yra daug prekybos centrų, tas yra terminalas 21, tai yra Central Festival, nu daugiau turistų, daugiau žmonių, daugiau sumaišties, daugiau judesių. Man per daug, man nepatinka, pavyzdžiui, nes aš gyvenau Honkongė prieš tai man labai panašu, nu per daug man to judulio, ne? Daugiau to gyvenimo, jeigu nori. Man nepatinka, kadangi triukšmas, daugiau turistų, daugiau chaoso ir mažiau ramybės. Ir taip pat nėra labai saugu, kuomet per daug turistų prisigėrė, nu tikrai ne? Aš turiu 4 šunis, tai aš galiu pavedžioti, išeiti kažkur, taip pat su vaiku, čia ramu, nu, jo, kitaip, ne? Kainos, Central, nu, žinokit, jos yra brangokos. Tai pavyzdžiui, studio, ne, apartment, nuo 8 iki 15, nu, kažkur 9,000 taiba, būtų tai apie 200 eurų arba 400 eurų, nu, jau gali už 400 kažkokį studio išsinuomoti. Jeigu nori geresnio truputėlį kondo, tai apie 900 eurų būtų. Pratamnak, tai yra toksai prestižiškesnis, nu atsiprašau, neištarsiu, rajonėlis. Man jisai labai patinka. Daug užsieniečių šeimų, jie tokie, žinot, nu, iš visokių šalių, italų, ispanų, prancūzų, nu, daugiau tokia sumaištis, ne? Daug tvarkingiau, viskas yra brangiau. Tokia ramesnė energija, tokia daugiau luxury būtų. O minusai, tai kad nėra taip gyva gal, tai jeigu jūs norite daug sumaišties ir tuomet centrinė Pattaja. Jeigu norite daugiau glamorous ir žinot taip, nu, elegantiška, gal būtų daugiau švariau, ramiau, tada Pratamnak, bet brangiau, žinokit, kainuotų. Brangiau, nes gali kainos apie 30 000 taiba kainuoti tokio neblogo buto, žinot, tai apie 800 eurų, vien tik nuoma. Tai jau tikrai nėra pigu, ne? Jomtien, labai populiaru, kadangi prie jūros, ne? Pliusai daug vietos, ramu, gera atmosfera vaikams, žinot, prie jūros gali nueiti pabūt, labai daug kavinių, gražūs paplūdimiai, kai kurie gražūs, kai kurie nelabai, tai yra turgų taip pat, kur žmonės eina iš visų šalių tenais. Kad kodėl? Nes yra vienas turgus, kur Jomtien turgus, nu, kulinarija įvairi, iš įvairių pasaulio šalių, ir arabiškų, ir rusiškų, ir prancūziškų, ir itališkų, nu tikrai. Plius yra didelis kaip ir didelį vaikų žaidimų aikštelė, prie pajūrio, vaikai kamuolį spardo, nu tikrai tokia faina sumaišti, žinote. Kainos įvairios, tu gali Jomtien rasti už 200 eurų kažkokį butelį, tu gali už 600 eurų tikrai neblogą įsigyti, nu kaip, išsinuomoti. Dark Side, kur mes gyvename, man labai patinka. Kodėl? Kadangi čia yra daugiau namų, daugiau šeimų, daugiau tajų ir visiškai beveik nėra turistų, nes žmonės čia gyvena, žinau, daugiau. Taip pat labai arti international schools, žinot, mokyklos, pavyzdžiui, visi užsieniečiai, kurie veža vaikus į užsienietišką mokyklą, international school, nu, jiems tolokai, kadangi jie gyvena arba Jomtien, arba Pratamnak, arba kažkur Central, o mes gyvenam čia. Tai mums yra daug arčiau visos tos mokyklos, nes
didžiausia dalis mokyklų tai dark side, kur yra namai, žinom, bute nebus mokyklos, ane? Gal tik tai kažkokia įstaiga. Namų kainos, pavyzdžiui, gali būti apie 15 tūkstančių, 45 tūkstančiai taiba. Tai apie 1500 eurų gali būti. Nuo 400 eurų. Už 400 eurų tu gali kažką tikrai namelį, ne? Čia yra mūsų nuosavas namas, 3 kambarių, tai aš sakyčiau, net nežinau, apie 1000 eurų gal nuoma būtų mėnesių. Bet matote, jeigu tu nori pratamną, gal už butą tiek tu mokėtum, o čia tu gali visą namą turėti, žinot tai. Kiek realiai kainuoja gyvenimas Tailande? Mes su sūnumi turime tokį iššūkį apie 600 eurų per mėnesį, bet mes nemokam už butą, už transportą, mes tik mokam už kurą ir už pragyvenimą, ne? Tai 600 eurų, bet žinokit, jau reikia pasispausti. O kitą dalį aš taupau. Nes aš noriu pasitaupyti, noriu daugiau pastudijuoti, noriu pakeliauti su vaiku, žinot, yra labai gerai turėti, žinoma, savo santaupų, ne? Tai aš sakyčiau, mamai su vaiku, tu esi jeigu viena mama, ne, ir tu nori skrist gyventi su vaiku. Nu, tai apie 1500 eurų, sakyčiau. Jo, tai apie 70 tūkstančių taiba, tu gali vaikų ir mokyklą mėnesiui, žiūrint kokią, nes kai kurios yra labai brangios, aš jums pasakysiu kainas. Tu gali ir butelį kažkokį išsinuomuoti, nes yra nemažai mamų, kur atskrenda gyventi čia, ne? Nu, tai nebūtinai, kad tik mama su vaiku, bet kadangi aš mama su vaiku, tai aš įdėjau taip, ne? Bet jeigu tu su vyru, nu, tai aš sakyčiau apie, nu, gal 1500 eurų tikrai užtektų, tai tu galėtum apsipirkti, nueit, pabūt kažkur, bet nėra labai dideli pinigai. Tai reikėtų atsargiau su nuoma, su transportu, su viskuo. O transportu tai Bolt, Grab, Bolt. Nes jeigu tu nori išsinuomoti savo mašiną, tikrai nėra pigu, bet čia nėra taip tokių publikinių, žinot, ar traukinių, ar autobusų. Ne. Tik tais iš vieno miesto į kitą gali į Bankoką, žinot. Aš viską čia permetu, klausykit. Mokyklos brangios, žinokit. Mokyklos labai brangios. Žinokite, aš taip pat įdėjau elektrą, internetas, vanduo, pavyzdžiui, kiek kainuoja, ne? Elektra apie 200 gali būti eurų, kartais 50 eurų, žiūrint kiek, nes kondicionierius labai brango, ne? Internetas nuo 15 eurų iki 30 eurų mėnesiui, vanduo, nu kažkur iki 10 eurų gali būti. Gali daugiau, bet aš taip daugiau mažiau, jeigu taip taupiau gyvenę, ne? Maistas, vakarietiškas maistas, jisai yra daug brangesnis. Jeigu tu palyginsi, pavyzdžiui, gatvės maistą, už 1,5 eurų gali nusipirkti, o vakarietiškas maistas jau prasideda beveik nuo 5-6 eurų. Ir neteikit man ant kaklo, nesmaukit manęs, nesakyk, o aš mačiau pigesnę kainą, o tu čia dabar... Aš sakau iš savo patirties, aš susirašiau, nes aš gyvenu čia 7 metus su vaiku. Tai aš sakau, kiek mes maždaug išleidžiam ir apsižiūrėjau kainas. Mūsų dark side. Žinoma, jeigu tu gyveni kaip ir pratamna, kur daugiau turistų gali tau ir kainas užsakyti didesnės ir jo, dėl to man patinka gyventi dark side. Netoli mokyklų, tu gali namelį užsinuomoti tokią pačią kainą kaip ir butas būtų, nu nebent jūros nori, tai tada, ne? Mokyklos vaikams yra labai brangios, žinokite. Nu, jeigu Regents mokykla, tai apie 23 tūkstančiai eurų per metus gali būti. Jo. Rugby mokykla apie 25 tūkstančius per metus. Tara Patana mažiau būtų. Tai yra pigesnių alternatyvių mokyklų, kurios, pavyzdžiui, tajų, bet turi English curriculum. Tai yra viena pusė tajų vaikams, o kita English curriculum. Tai tenais yra labai daug iš Rusijos, iš Europos. Jeigu tu nenori labai brangiai mokėti ir žinoma negali, ir nu, tikrai, ne, tai tada tu gali eiti į tas mokyklas. Pavyzdžiui, Rainas dabar jau kalba labai gerai tajų kalbą, nu jam reikėtų pasimokinti dar truputėlį stumėm surašymo ir skaitymu ir jisai galėtų eiti į tajų mokyklą. Apie 2000 eurų gali būti per metus. Gali būti ir 10 000 eurų per metus. Bet jau čia tokia medium. Nėra per daug, nėra per mažai. Jo. O vizų tokia yra realybė, jos pastoviai besikeičiančios. Tai jeigu tu gauni darbą čia, yra labai sunku įsidarbinti, nes su kiekvienu užsieniečiu turi įdarbinti 4 tajus.
Tai yra tokia taisyklė. Tai jeigu mane įdarbins mokykloje, automatiškai turi 4 tą jūs įdarbinti. Tai dėl to tas ratio, žinot, tie procentai, jie tikrai labai skiriasi, dėl to ir sunku žmonėms, ne? Kodėl žmonėms patinka čia gyventi? Žmonėms patinka, nes žinoma, dėl saulės, dėl laisvės, jautiesi, gali gyventi paprasčiau, gali būti savimi, tu gali dėvėti vasariškus drabužius visuomet. Bet taip pat turi minusų, būna per karšta, būna tikrai tave išvargina, plus problemų su tom vizom, tu nežinai, ir su darbais, ne, tu negali kaip Anglijoje gal, ne, kaviniai padirbėti, restorane kažkur, ne. Čia negalima, va tas ir yra. Jeigu tu dirbi internetinėje erdvėje, tu gali vis tiek, ne, bet jeigu tu, pavyzdžiui, eit į darbą, yra daug sunkiau. Tai reikia gerai pagalvoti prieš atskrendant. Ar tu turi pajamų, ar tu ne, žinot. Ir pastoviai keičiasi, tai reikia turėti planą B, nes tu nežinai, kaip gali kas būti, ne? Gerai, ačiū Jums, kad esate, myliu ir iki.